Sveiki visi, su jumis Povilas iš Master Forex akademijos ir šiandien, kaip ir kiekvieną sekmadienį, mes pasižiūrėsim su jumis į 4 pagrindinės valiutų poras, tai yra pasižiūrėsim į eurą, pasižiūrėsim į svarą, į australą ir kanadietį prieš Amerikos dolerį. Ir šį kartą daugiausiai balsų surinko sidabras, o būtent sidabras prieš eurą. Todėl mes pasižiūrėsim su jumis į instrumentą pavadinimu XAG eurų. Primenu dar kartą, jūs galite balsuoti už jums patinkančią valiutų porą arba instrumentą, kaip šiuo atveju sidabras, ir to instrumento pavadinimą palikite šio video komentaruose ir tas instrumentas, kuris surinks daugiausiai balsų, aš įtrauksiu į sekančią apžvalgą ir pasidalinsiu atskaitos taškais remiantis Master Forex techninę analizę ir savo strateginę kryptimį, kurią aš pats naudoju tai valiutų porą arba instrumentai. Prieš pereinant prie pačios apžvalgos būtinai paspaudžiam pauzę, susipažinom su įspėjimo apie rizikas, tai yra labai svarbu. Taip pat šio video aprašymė palikta nuoroda į nestandartinį įspėjimą apie rizikas, ten yra dar svarbiau, nueikit, pasižiūrėkit, paspauskit pauzę šiam video, o mes tada su jumis keliamės prie grafikų ir kaip visada pradėsim nuo euro prieš Amerikos dolerį. Apie eurą šiandien labai trumpai, mes taip ir likom tupėt fleto stadijai, kaip matot, jau visi pradeda stebėti, jau visi pradeda pastebėti ir visi pradeda matyti, kad euras yra fleto stadijai, tai aš sakyčiau jau per vėlų, bet kol mes liekam tarp šitų atskaitos taškų, tol fleto stadija tęsis ir tol aš pats nieko nedarysiu, nes D1 lygio fleto stadija ir fletose aš neprekiauju. Ten pat, tie, kas supranta MF techninę analizę, jūs suprasit, kad štai čia, tarp šitų atskaitos taškų yra 4 valandų lygio fleto stadija, bet šiuo atveju aš nesiaurinu savo atskaitos taškų, kadangi jeigu mes eisim žemyn, tai čia šalia įvyks ir domino principas ir aš tokiu atveju jau palauksiu, kol mes prakirsim abudu atskaitos taškus. Bet kol kas, kol euras sėdi fleto stadijai, aš neturiu teisės nieko daryti, mano algoritmas draudžia dirbti fleto stadijose. Nepavarštų kartotą, kad bet kuriam traderiui, nesvarbu naujokas ar patyręs traderis, svarbu išsiaiškinti, kur yra trendo stadija ir kur yra fleto stadija. Tai yra, jeigu jūs naudojate trendų pritaikytą prekybos sistemą, tai tada jums reikia ją naudoti būtent trenduose. Ir didžiausia klaida, ir iš čia ir turim tą tokią mistinę statistiką, kad 98% traderių pralaimi, arba praranda pinigus, nes jie bando sukuria trendų pritaikytą prekybos sistemą ir nežino, nemoka atskirti duotų momentų gyvai, kurgi yra fletas, kur yra trendo stadija. Ir atitinkamai savo trendų pritaikytą prekybos sistemą taiko fletose ir nesupranta netgi, kodėl jie praranda pinigus. Todėl, jeigu jūsų metodika turi tokius atskaitos taškus ir jūs žinot ir galit tiksliai bet kurį time frame įsijungti, bet kokią valiutų porą įsijungti ir patys savo nustatyti ir nuspręsti būtent tuo momentu rinka arba valiuta randasi trend ar fleto stadijai, tai tada viskas gerai, viskas valio. Bet jeigu jūs tokių atskaitos taškų neturit, tai tada MF techninę analizę juos turit ir jeigu norit, galit juos irgi išmokti. Gerai, euras tiek, trumpai einam toliau, sekantį valiutų para yra svaras prieš Amerikos dolerį. Svaras, jeigu prisiminsit praeitą apžvalgą, jūs prisiminsit, mes su jumis pasižymėjom štai šį apsauginį pivotą, kuris saugojo štai šį trendą į viršų. Ir kaip matot, jisai dabar yra kirstas. Kaip matot, kirtų šį pivotą, iškart sustabdė svaras visą štai šį trendą žemyn. Ir aš pereisiu iš pradžių į D1 lygio time frame, kad štai čia pasižiūrėt. Kartu su šio apsauginiu pivotu aš pats savo užskaitau, kad ir štai šis visas impulsas sustoja. Paaiškinsiu kodėl, ypač tiem, kas suprantame techninę analizę, nes jums daugiausiai klausimų turbūt kils. Štai čia matote, vyko 4 valandų lygio fazieras žemyn ir štai čia jau prasidėjo 4 valandų lygio trendo stadija žemyn. Tai aš dar sugrįšiu ir pasižiūrėsiu, kur yra atskaitos taškas ir kur yra apsauginis pivotas saugant į šį trendą žemyną, Bet mes jau turim 4 valandų lygio trendą žemyn ir man tai sako, štai čia tas pats fazieras, man tai sako, kad štai šis impulsas dabar jau sustojo. Ir jeigu mes nueisim dabar nuo štai šio atskaitos taško ir prakirsim į viršų, tai čia jau bus paslėptas D1 lygio fazieras į viršų ir ten jau bus toksai rimtas aukštesnio lygio trendas į viršų. Jau nebe impulsas tęsis, o jau turėsim naują trendo stadiją į viršų, jeigu parkirsim štai šį atskaitos tašką. Grinai dėl to, kad smulkesnio lygio time frame'as, tai yra štai čia įvyko 4 valandų lygio fazieras. Per AO jūs irgi tai matot, kad tai nėra ketvirta banga ir tie, kas supranta ir mokat naudotis AO, jūs visą tai suprasit. Bet vėlgi, kadangi tai yra 4 valandų lygio fazieras žemyn, man klausimas, ar aš galiu čia pradėti taikyti savo trendų pritaikytą prekybos sistemą žemyn ir ar aš galiu su štai šio trendu žemyn paprekiauti ir pavažiuoti žemyn. Tam man reikėtų nustatyti atskaitos tašką, tai yra štai čia matot, tas pats
4 valandų lygio fazierą žemyn ir apsauginis pivotas, kuris šiam momentui saugo šį 4 valandų lygio trendą žemyn, tai yra būtent štai šią bangą žemyn, randasi štai čia. Tai kol šis pivotas nėra kirstas, tol 4 valandų lygio trendo stadija žemyn tęsis, tol aš pats bandysiu visą ateinančią savaitę taikyti savo trendų pritaikyti prekybos sistemą. Žiūrėsiu, kas iš to gausis. Jeigu prisiminsit, panašiai situacija buvo su Australu, tai ten niekas nesigavo. Bet mano prekybos veiksmų algoritmas sako, kad trendo stadija yra žemyn ir aš nieko negaliu daryti, neturiu jokio kito pasirinkimo, aš tik tai galiu važiuoti kartu su rinka čia yra bosas. Vėlgi tie, kas supranta, kaip teisingai FIBO tinklus čia dabar štai šioj bangoj pasižymėta, ne? Tai jūs jau, kas praėjote MF Advance kursą, jūs mokėsit, jūs suprasit, ką ir kaip čia daryti, kaip korekcinį FIBO tinklą užtempt, kaip tikslinį FIBO tinklą užtempt ir jūs pamatysit, kur yra maždaug tikslų susikirtimai, ne? Ir kur yra MF palaikymo pasipriešinimo lygis, iki kurio galima skaičiuoti šio 4 valandų lygio trendo potencialą. O kadangi tie, kas praėjo MF Advance kursą, jūs mokat paskaičiuoti potencialą, jūs suprantate, apie ką aš kalbu, tai jūs labai lengvai paskaičiuosit ir pamatysit, kad ten yra maždaug 300 pipsų potencialas ir man to visai pakanka, kad aš galėčiau užeiti su savo 15-20 pipsų stopu, tai yra taikyti savo trendų pritaikytą prekybos sistemą būtent štai šioj bango žemyn arba šiame 4 valandų lygio trendė žemyn, ne, arba trendo stadijai. Taigi toks atskaitos taškas ir tokios mintys svarui, žiūrėsim, ką svaras išdarinės toliau. Man visiškai nesvarbu, kur jisai eis, jeigu jisai iš tai čia nueis ir prakirš tai šį atskaitos tašką, mes tada turėsim paslėptą fazierą į viršų D1 lygio ir tada jau valio aš galėsiu vėlgi taikyti savo trendų pritaikytą prekybos sistemą. Vienaip ar kitaip aš uždirbsiu. Man svarbu tik tai neužsiraut ant fletų ir tiksliai suprasti, kada yra fleto stadija, kada yra trendo stadija. Važiuojam toliau, sekantį valiutų para yra Australas prieš Amerikos dolerį. Australas taip labai įdomiai suvaikščiojo šią savaitę, spėjo per savaitę 2 kartus strateginę kryptį pakeisti. Tai yra visų pirma, jūs prisiminsit praeitą apžvalgą, mes kalbėjom su jumis apie šitos 2 atskaitos taškus ir kalbėjom, kad kol liekam tarp šitos atskaitos taškų, tol fleto stadija tęsiasi, bet savaitės bėgiai susiformavo štai toks naujas atskaitos taškas. Vėlgi tie, kas suprantame techninę analizę, jie susirientavo laiku, bet kirtus štai šį atskaitos tašką jau anksčiau tapo aišku, kad mes štai čia turim fazierą. Jisai netraukia ant 4 valandų, bet jisai, sakykime, koks H2 lygio, ne, bet to pakanka, kad susirientuotų viršų. Aš šiuo fazieru nesinaudoju, savo strateginę kryptį į viršų neėmiau, bet visai neužilgo mes prakirtom ir padarėm štai tokį fazierą į viršų ir nuo štai šio taško prasidėjo D1 lygio jau trendo stadija į viršų. Štai čia, jeigu pasižiūrėsit D1 lygio time frame, štai matot, čia įvyko tas D1 lygio fazieras į viršų ir prasidėjo trendo stadija. Dabar tam, kad taptų aišku, kur yra šio D1 lygio trendo stadijos į viršų atskaitos taškas, ne, tai reikėtų vėlgi suprasti, kaip žymimi, kaip surandami MF pivotai, ne, ir šiam momentui pivotas randasi štai šioje vietoje. Štai čia randasi apsauginis pivotas, kuris saugo D1 lygio trendo stadiją į viršų. Kaip matot, jisai yra per toli nuo kainos, todėl man į šį pivotą pavojinga orientuotis, aš negaliu jį orientuotis, man reikėtų persikelti į štai šią bangą, į jos vidų ir paieškoti, kurgi ten yra atskaitos taškas, į kurį aš galėčiau galbūt tiksliau susiorientuoti. O čia atskaitos taškas, kaip matot, štai šis apsauginis pivotas. Kas supranta, kaip surandami pivotai, vėlgi jūs žinosit, mokėsit. Taigi mes turim štai šį pivotą, kuris saugo štai šią bangą į viršų ir turim štai šį pivotą, kuris saugo visą štai šį D1 lygio trendą į viršą. Kaip matot, štai šis pivotas prakirstas ir man idealiai, kad toliau tęsti su savo trendų pritaikytą prekybos sistemą į viršų, man reikėtų palaukti, kol mes atnaujinsim viršūnės. Kai atnaujinsim, tada aš vėl sugrįšiu ir vėl aktyviai pradėsiu taikyti savo trendų pritaikytą prekybos sistemą. Kol tai neįvyko, mes galim štai čia padaryti H1 lygio fazierą žemyn ir man, kai tai įvyks, man reikėtų palaukti, kol C banga H1 lygio žemyn sustos. Tai yra, man nėra prasmės maitinti rinką stopais, man reikėtų palaukti, kol šis trendas žemyn arba smulkesnį lygio trendas žemyn sustos. Vėlgi, net jeigu mes nusileisim iki štai čia, kol AO neprieštaraus, tol štai šis apsauginis pivotas galios ir tol D1 lygio trendo stadija į viršų galios. Todėl aš galiu užfiksuoti štai tokius du atskaitos taškus pats savo prekybai, ne? Tai yra, jeigu mes prakirsim štai šį atskaitos tašką, aš jau visiškai liksiu ant tvoros su Australu ir nieko nedarysiu. Ir jeigu mes kirsim štai šį atskaitos tašką, tai tada prasitęs D1 lygio trendo stadija, o tai yra tai, ko man reikia, kad aš galėčiau taikyti savo trendų pritaikytą prekybos sistemą. Todėl
Todėl arba į viršų kertant štai šį atskaitos tašką ir tada aš galėsiu prekiauti, arba stovim vietoje, arba žemyn, tada šitais atvejais, bet kurioje šitų atveju aš turėsiu likti ant tvoros ir nieko nedaryti. Dar kažką štai galima pasižiūrėti tą pačią situaciją iš aukštesnio time frame. Štai šitą pivotą aš kol kas patrauksiu. Tai yra, jeigu mes prakirsim štai šį tašką, tai tada aš nieko nedarau, jeigu liekam štai čia stovėti vietoje, aš irgi nieko nedarau, bet jeigu atnaujinam štai šį atskaitos tašką, tai tada tęsiasi visas D1 lygio trendas į viršų ir aš tada pradėsiu taikyti vėl aktyviai savo trendį pritaikytą prekybos sistemą. Tokios atmintys, tokie atskaitos taškai Australui. Važiuojam toliau. Sekantį valiutų pora yra kanadietis prieš Amerikos dolerį. Kanadietis labai įdomai suvaikščiojo šią savaitę. Tie, kas yra prisijungę prie virtualios prekybos salės, jūs matėt, kokiose vietose aš atidarinėjau savo sandorius, matėt, kas man gavosi iš to, matėt, pelningas aš ar nuostolingas buvau, vienaip ar kitaip man visai patiko šitas judėjimas, bet grįžkim prie to, apie ką kalbėjom per praeitą apžvalgą. Per praeitą apžvalgą kalbėjom štai apie šitos du atskaitos taškus ir tada aš sakiau, kad jeigu mes skirsim štai šį atskaitos tašką, tai tada prasidės D1 plus 4 valandų lygio fazieras žemyn, tai yra įvyks fazieras žemyn ir prasidės trendo stadija žemyn. Ir tada irgi mes kalbėjom, štai čia matot, paslėptas D1 lygio fazieras žemyn, štai taip jis atrodo iš D1 lygio time frame ir tas pats D1 lygio fazieras, štai čia jisai nesimato, čia jisai matosi šiaip kaip tik tai V1 lygio impulsas žemyn, bet mes tada praeitą kartą kalbėjom su jumis, kad įvykęs D1 lygio fazieras žemyn, man tai reikš, kad va štai šis trendas į viršų sustoja, perėjo į fleto stadiją. Dar kol kas tai AO atsilieka, dar kol kas tai apsauginis pivotas, kuris saugo šį trendą, jisai štai čia irgi atsilieka, bet pagal kitus binarinius rinkos dėsningumus ir pagal MF techninę analizę aš jau dabar galiu nustatyti, kad va štai šis trendas į viršų sustoja, mes turim sustojimą ir štai šis impulsas V1 lygio, jisai dabar tęsiasi žemyn ir kada jisai sustos, niekas to nežino. Vėlgi, man V1 lygis yra per aukštai, čia yra tiems, kas tokia vidutinio laikotarpio prekyba užsiima, ne, jiems būtų šitą informaciją įdomi, bet man reikėtų sugrįžti prie D1 lygio dar kartą ir dar kartą konstatuoti, štai šis fazieras žemyn reiškia D1 lygio trendo stadiją žemyn ir tas pats fazieras, jį galim, žodžiu, čia yra D1 lygio paslėptas fazieras. Bet tie, kas suprantame techninę analizę ir nelabai su manim sutinka dėl paslėpto faziero, tai tada jums tiks tas faktas, kad čia yra tada 4 valandų lygio fazieras žemyn. Vienaip ar kitaip, mane domina va štai šitą bangą. Vėlgi, kaip sakiau, tie, kas virtualioj prekybos salėj dalyvaujat, jūs labai tiksliai matėt, kaip mane įdomina ir ką aš su ją darau. Tai yra štai šiame trendė žemyn, šioje trendo stadijoje aš labai aktyviai prekiauju žemyn ir visai nebloga pelninga savaitė buvo, plus pasiliko dar keli sandoriai per savaitgalį, žiūrėsim, kaip toli mes nueisim per ateinančią savaitę. Bet dabar štai šis apsauginis pivotas, aš ką tik pažymėjau, jisai saugo štai šį trendą žemyn. Labai gražiai jisai štai čia susiformavo ir eliotistai, jie čia pažymės, pasakys, kad čia yra 5-bangis lygis ir jau turbūt, jeigu čia 5 banga, tai tada jau greit apsisuksim, bet visa tai yra prognozės. Man, kol nėra kirstas apsauginis pivotas, kol trendo stadija žemyn tęsiasi, tol trendas judės ir judės žemyn. Kai tik tai mes kirsim šį apsauginį pivotą, tai tada mano trendų pritaikytą prekybos sistemą aš turėsiu atjungti, pastatyti ant pauzės, bet ką padaryti, tai yra man bus uždrausta prekiauti. Kai tik tai mes kirsim štai šį atskaitos tašką. Bet kol jisai nėra kirstas, tol aš toliau dirbu žemyn su šiuo trendu žemyn, tol aš toliau važiuoju su juo ir kol kas man tai visai patinka. Tokios atmintys, toks atskaitos taškas. Žiūrėsim, kaip toliai šiais kanadiečio trendas žemyn nuvažiuos ir ar iš vis nuvažiuos. Ne mano darbas prognozuoti, ne mano darbas sakyti, kaip toli mes nueisim. Mano darbas tiesiog konstatuoti faktą, konstatuoti, kad mes esam 4 valandų lygio trendo stadijoje žemyn ir mano prekybos veiksmų algoritmas man leidžia ir ne tai, kad leidžia, netgi priverčia mane prekiauti trendo stadijose žemyn, tokiuose kaip štai šitą. Žiūrėsim, kas iš to gausis, kol kas gaunasi visai neblogai. Važiuojam toliau, sekantį valiutų pora arba instrumentas, tai yra jūsų pasirinktas sidabras prieš eurą. Primenu dar kartą, jūs galite balsuoti už jums patinkančią valiutų porą arba instrumentą, jo pavadinimą palikite šio video komentaruose ir tas, kuris surinks daugiausia balsų, aš įtrauksiu jį į sekančią apžvalgą ir pasidalinsiu savo strateginę kryptimį ir atskaitos taškais remiantis Master Forex techninę analizę. Taigi, sidabras prieš eurą. Kadangi aš šį instrumentą žiūriu pirmą kartą, tyčia nesiruošiau, tyčia palikau, kad liktų toks
šviežias įspūdis. Tai kaip visada aš pradedu nuo stambiausio time frame ir noriu nustatyti, kur yra atskaitos taškai ilgalaikio laikotarpio rėmuose, kur yra atskaitos taškai vidutinio laikotarpio rėmuose ir kur yra atskaitos taškai trumpojo laikotarpio rėmuose, kad aš galėčiau pasirinkti savo strateginę kryptį, kuri tinka mano prekybos veiksmų algoritmui. Tai yra padaryti šio instrumento žemėlapį. Tie, kas eina MF Advanced kursą, tie, kas praeina MF Advanced kursą, jūs anksčiau ar vėliau tokius žemėlapius irgi išmokstat daryti ir žinot, ką su jais daryti ir jūs turbūt jau patys įvertinat tokios informacijos svarbą ir vertę, ne? Taigi, euras prieš sidabrą arba sidabras prieš eurą, ne? Visų pirma, štai šis atskaitos taškas, iškart aš jį galiu užfiksuoti, tai yra jeigu mes jį prakirsim, tai vyks jau štai toks fazieras žemyn, mėnesinių lygio ir sekantis tikslai jau kažkur tai tarp 6 ir 8 eurų. Bet iš kitos pusės, jeigu štai šį atskaitos tašką mes prakirsim, tai čia jau vyks štai toks fazieras į viršų, irgi čia bus mėnesinio lygio fazieras į viršų ir čia prasidės trendo stadija į viršų, nuo kurio toks ilgalaikis trendas į viršų tęsis, ten jau žiūrėsim, kokie nauji atskaitos taškai susiformuoja. Kol kas fleto stadija mėnesinio lygio time frame, važiuojam toliau, sekantis time frame'as yra weekly, pasižiūrim, kas ten vyksta. Čia mes turim tokį impulsą V1 lygį žemyn, kuris saugomas štai šio pivoto ir kol kas jau AO rodo, kad štai šis impulsas į viršų jis yra toksai jau stambesnio lygio. Nepamirštam, kad štai čia pas mus yra apatinė mėnesinio lygio fleto riba, bet kol štai šis apsauginis pivotas nėra kirstas, tol galima užskaityti, kad dar V1 lygis yra trendo stadijai žemyn, nors pagal AO čia jau tokia ginčytina situacija. Ir čia aš irgi iškart iš čia matau, kad čia yra D1 lygio fazieras į viršų įvyko, o tai reiškia, kad AO plus D1 lygio fazieras, čia jau yra 2 prieš 1, ne, tai yra pivotas nors ir neprakirstas, bet 2 kiti binariniai dėsningumai jau rodo, kad štai šis impulsas žemyn sustojo ir mes jau perėjom į fleto stadiją ir V1 lygyje. Bet kol kas dar impulsas į viršų tęsiasi ir dar neaišku, kur jisai sustos. Galbūt štai čia sustos, galbūt štai čia iškart sustos, bet kol kas lieka laukti, kol šis impulsas į viršų V1 lygio sustos. Vėlgi, perėjus į dar smulkesnį time frame, mes pamatysim, kur yra to impulso atskaitos taškai, kur yra apsauginiai pivotai. Einam tada prie D1 iškart ir štai matom D1 lygio fazieras į viršų, tai D1 lygyje galima užskaityti trendo stadiją į viršų. Ir pivotas, kuris saugo šią trendo stadiją į viršų, jis randasi štai čia. Tai kol šis pivotas nėra kirstas, tol D1 lygio trendo stadija į viršų tęsiasi, o kaip jūs prisimenat, mūsų apsauginis pivotas V1 lygio yra štai čia ir visa tai yra V1 lygio impulsas. Todėl, kol šis pivotas lieka nekirstas, mes turim D1 lygio impulso trendo stadijos pratesimą plus V1 lygio impulso tolesnį pratesimą į viršų. Todėl, štai kokią reikšmę turi štai šis apsauginis pivotas. Važiuojam toliau, 4 valandų lygio time frame mes turim štai tokį atskirą bangą ir joje viduj, tie, kas supranta MF techninę analizę, jūs surasit štai čia viduj apsauginį pivotą, kuris dabar jau yra kirstas. Ir aš galiu užskaityti, kad jau štai šita banga į viršų, jinai jau yra sustojus, tai yra 4 valandų lygis. Kol kas per pivotos tik tai dar AO nepatvirtino, bet jau matot, kad su sekančiom keliom žvakėm jau patvirtins, kad mes grįžtam prie 4 valandų lygio fleto stadijos. Taigi, grįžus dabar prie D1 lygio, man lieka nuspręsti, kokia yra strateginė kryptis, kurią aš pats naudosiuos ateinančią savaitę arba 2. Ne? Tai mes turim mėnesinių lygio fleto stadiją, bet mes esam prie apatinės fleto ribos. Mes turim V1 lygio impulsą į viršų, kas lygų man irgi fleto stadija, kadangi impulsuose aš negaliu pagal impulsus nustatyti savo strateginę kryptį. D1 lygis yra trendo stadija į viršų ir yra labai gražus pivotas į viršų. Ir mes matom štai čia 5 bangį tokį ciklą. Ir vėlgi tie, kas mėgsta Eliotą, ne, jie pasakys, kad čia yra 5 banga ir sakys, kad viskas jau šis impulsas pasibaigė, bet man visa tai yra prognozės. Man D1 lygio trendo stadija į viršų tęsis tol, kol nėra kirstas štai šis apsauginis pivotas. Todėl aš vis dar fiksuoju savo D1 lygyje trendo stadiją į viršų. Ir 4 valandų lygio time frame'as yra sustojęs, tai yra mes turim štai šios bangos sustojimą ir aš savo strateginę kryptį visada pasirinku pagal štai šitos 2 time frame'us. Tai matot, D1 lygis yra į viršų, 4 valandų lygis yra sustojimas.
Tai tam, kad man apsisaugot nuo štai šio sustojimo ir nemaitinti rinkos stopais, aš tiesiog palaukiu, kol mes atnaujinsim štai šį atskaitos tašką. Tai yra aš savo užskaitau strateginę kryptį D1 į viršų ir ieškosiu užėjimų, ieškosiu toliau, taikysiu savo trendų pritaikyti prekybos sistemą, bet tai darysiu labai atsargiai, kol mes nekirtom štai šio atskaitos taško. Kai tik mes jį kirsim, kai tik tai atnaujinsim viršūnės, tai tada man pasitvirtins 4 valandų lygio trendas į viršų, plus D1 lygio trendas į viršų, plus mes esam mėnesinio lygio fleto stadijos prie apatinės ribos to fleto, ne, plus V1 impulsas irgi tęsis į viršų, todėl man štai šitie du timeframe'ai niekaip neprieštarauja štai šitiems, ne. Todėl mano strateginė kryptis, kol kas aš savo pasirinku euras prieš sidabrą į viršų. Tai yra dabar taikysiu savo trendų pritaikytą prekybos sistemą ir žiūrėsiu, ar aš galiu šį instrumentą kažkur tai per savo brokerį arba kažkur tai apsipirkti, ne, arba pritaikyti savo trendų pritaikytą prekybos sistemą. Tokie atskaitos taškai sidabrui. Dar kartą dėkui visiems, kas balsuojat, ypač šiuo atveju Martynui, ne, kadangi visai man įdomu buvo pasižiūrėti sidabrą, taip pasižiūrėti, kas su juo vyksta. Ir vėlgi, kaip mes kalbėjom su jumis per praeitą apžvalgą, tai dabar, jeigu pasižiūrėsit į DAX-ą, jeigu pasižiūrėsit šiaip į bendrą situaciją su Brexitu ir taip toliau, tai aš taip visai sutinku su tą nuomonę, kad Europai dabar po truputėlį bus vis blogiau ir blogiau ir Anglai daro visai teisingą sprendimą, mano manimu, kad jie išeina iš Europos ir tas jų išėjimas dar stipriau pastums Europą krizės link, bet visa tai yra tik tai tokie fundamentalūs, galbūt ne visada pagrįsti tokie pamastymai, ne, todėl nebijoju tie, kas yra tokie profesionalai fundamentalios analizės, tai aš turbūt prieš jūs debatuose nelaimėsiu, bet štai jau mes auksą praeitą kartą žiūrėjom, štai sidabrą žiūrim, kol kas tai euras prieš skirtingus instrumentus pinga, ne? Todėl sidabras tai dar kartą patvirtina. Gerai, tokios mintys, jeigu turit kažkokių tai klausimų, idėjų arba pasiūlymų, arba galbūt jūs norit savo kažkokį tai įžvalgą apie eurą prie sidabro pateikti, tai bus tikrai įdomu paskaityti, rašykite čia video komentaruose. Jeigu jūs dar neužsiprenumeravote čia kanalą, štai čia atsirado jums mygtukas, kviečiu prenumeruotis, o aš tada su jumis atsisveikinu iki sekančio sekmadienio. Sėkmės visiems.